Taip, labą dieną, labą vakarą galima sakyti. Čia mano palapinė. Čia verda, matosi ten katiliukas, arbata. Vėlasi Škotijai. Ir važiavau ryte. Ir praleis paskutinės vasaro dienas dar kur šilta. Dabar jau biški oras, kaip čia pasakyti, ryte lyja, bet apstoja, dabar gražu, tylu, ramu, puikus oras, kempinti, žvejavau, nieko nepagavau, pamėčiau, paspiningavau, nieko nekimba, nežinau, gal čia žuvies nėra, tai va. Taip kad būsim iki pirmadienio ir tikiuosi bus geri orai, viskas bus gerai. Taip kad mano čia esu taip pačioj vietoj, kur ir seniau buvau, man čia labai patinka, arti išeiti, to prasme, parduotuvės, viskas labai šaunu. Tik sekmadienis, nėra transporto. Tai va, gerai, iki. Labą dieną, antras dublis. Va, pasižiūrėkite, kaip gražiai atrodo. Lietusis biškį lyja, rūkas. Toks nedidelis, bet atrodo pasakiškai. Atrodo, miškas, lietus, kvapas tas. Tiesiog pasaka. Ten ežeras matosi. Ten toliau, biškį, bet. Čia ten žmonės gyvena. Einam toliau pasivaikščios. Na, o čia vaizdas pro mano palapinę toksai va. Iš karto atsiveria vaizdas. Žiūrėsiu filmą per planšetą. Pasidariau arbatos, viską čia. Susidėjau drabužius, čeržerius, viską. Tai va. Jeigu kam įdomu, čia
tušas atlikinis buteliukas. Ir aš testuoju čia nais, čia yra vanduo, kalnų vanduo bėga, labai skanus. Testuoju aš čia imu. Nu ką, labą rytą visiems. Išaušo pirmadienis. Trečia diena, apsiniaukę, visą naktį lyjo. Turėjau biškį problemą su savo kilimėliu, nes nežinau, kas jam ten pasikeitė, forma kažkokia ar ten kas, bet nieko, gerai, kad kitą turėjau, tai miegojau. Tai va, toks va rytas, susipakavau, ten viršų yra mano kuprinė, viskas, jokių šiukšlių nepalikau, tai va, toks va rytas atrodo, apsiniaukę matosi debesis, va tokie va. Tai va, kulniuosim, važiuosim į Glasgow, paskui lauksim traukinio. Tai va, gerai, visiems geros dienos, gerų nuotaikų ir susimatysim.